Nors poeto Justino Marcinkevičiaus su mumis jau nebėra, lietuvių širdyse jis vis dar gyvas. Pernai Prienų biblioteka pavadinta jo vardu. Šiemet rugsėjo pabaigoje čia atidarytas memorialinis kambarys tautos šaukliu vadintam autoriui atminti. Jame paties poeto pagamintos lentynos pilnos romanų, periodinių leidinių, albumų, lankstinukų ir nuotraukų. Čia vietą rado ir juostos poeto gautos įvairiomis progomis bei kiti atminimo ženklai. Į biblioteką pagerbti rašytojo penktadienį sugužėjo ne tik jo talento gerbėjai, bet ir artimiausi žmonės – žmona, dukros, vaikaičiai. Kambaryje žadama rengti literatūros pamokas, vakarus, vyks susitikimai su rašytojais. Justinas Marcinkevičius. Kur nors manęs nėra, kur nors turėčiau būti. Kažkas manęs neras, rugsėjį ar rugpjūtį, trumpėjančioj dienoj, ilgėjančioj naktį, nutolstančioj dainoj. Galbūt visai arti. Justino Marcinkevičiaus viešasis gyvenimas tęsiasi. Tai tiesiog dar vienas patvirtinimas. Man savo knygoje apie Justiną Marcinkevičių teko aprašyti, kaip atrodė jo darbo kambarys Vilniuje, Mildos gatvės 33 name. Įsileido mane, poeto žmona leido ten pabūti. Na ir kągi aš paprasčiausiais žodžiais, kiek galima žodžiais nupiešti, tą kambarį nupiešiau. Justinas Marcinkevičius buvo tokia turtinga asmenybė, kad užteko daugeliui veiklų ir kūrybai, tame tarpe be abejo didžiausia dalis, bet ir mokslui. Apie 30 metų Justinas Marcinkevičius buvo Mokslo akademijos tikrasis narys. Beveik visą šitą laikotarpį man teko irgi su juo bendradarbiauti. Tai buvo mūsų skyriui, humanitarinių socialinių mokslo skyriui, tai buvo išskirtinė asmenybė, kuris išsiskirdavo ne tik kaip garsus poetas, bet išsiskirdavo ir pasireikšdavo kaip labai gilus žmogus ir humanitaras. Nes Mokslo akademijoje galbūt daugiau mūsų diskusijose ir renginiuose vyraudavo mokslo klausimai, bet vertinimus tokius ramius, išmintingus, pasvertus ir kartais tokiais konfliktiniais klausimais mes išgirsdavom iš Justino Marcinkevičiaus. Mūsų 16-mečių kartai, apie kurią rašė Justinas, o ir jam pačiam knygos visada buvo kelrodė žvaigždė, didieji universitetai ir išminties šaltiniai. Ilgus dešimtmečius ir dvasinės emigracijos prieglobstis. Mane kartą teko šnekučiuotis jo darbo kabinete. Ir aš visada jausdavau tvyrančią, ypatingą šio kambario atmosferą. Ne tik todėl, kad visos sienos buvo apstatytos knygų lentynomis. Tokį vaizdą galėjai matyti daugelio mūsų kartos inteligentų namuose. Ta jaukumo, šviesos ir net savotiškos paslapties atmosfera,
kūrė ne tik pačios knygos, bet labiau tai, kaip kruopščiai, su meile jos buvo sudėliotos, surikiuotos pagal tam tikras prasmes. Niekad nepastebėjau, kad viena knyga užgultų, kita, kad jos kur nors stovėtų krūvelėmis, kad kuri viena tarsi išsišokusi, kitoms badytų akis. Visa ši nepriekaištinga tvarka liudijo apie pagarbą kiekvienai kambaryje esančiai knygai. Ir kaip jautėsi poetas kasdien akimis perbėgdamas knygų nugarėlėmis. Gal jis net atmintinai žinojo, kur yra kiekviena jam brangi pavardė? Kai yra pavadinta Justino Marcinkevičiaus vardu, sakykit, kaip kilo mintis pavadinti biblioteką jo vardu? Pavadinti biblioteką Justino Marcinkevičiaus vardu kilo liūdną valandą, lydint poetą į amžiną poilsio vietą. Rašytojas Vytautas Bubnys, jo žmona Irena Stasytienė, Ramutė Šimkauskaitė ir aš ilgai diskutavome ir galvojome, kaip įamžinti poetų atminimą Prienuose. Ir priėjome tokią išvadą, kad biblioteką geriausia pavadinti poetų vardu, nes Žiburio gimnazija turi savo vardą, muziejus yra Šemineskio name, tai ir turėtų toksai vardas jam išlikti. Penktadienį čia buvo atidarytas ir memorialinis kambarys, kuriame mes dabar ir stovime. O kaip kilo idėja būtent tokį kambarį pagerbti poetui atidaryti? Ilgai bendraujant su poeto šeima, su artimaisiais, su žmona Genovaitė, viskas susidėliojo savo vietas. Ji nusprendė pati padovanoti biblioteką ir dalį poeto daiktų. Jie visi buvo atlydėti jos pačios į Prienus, jos pačios rankomis dauguma knygų sudėliota į lentynas, ji dalyvavo kabinant fotografijas ir atliekant visus kitus parengiamuosius darbus. Žinau, kad čia yra daug knygų, tačiau ne visos poeto knygos. Tai kodėl tokia mintis? Šeima nusprendė dalį knygų pasilikti savo, o dalį paliko mums, atidavė Prienų bendruomeniai. Čia yra šeimos sprendimas. Kam skirtas šis kambarys, daugiau moksleiviams ar vyresnio amžiaus žmonėms? Šis kambarys skirtas visiems, ir prieniečiams, ir atvykstantiems į mūsų kraštą. Čia galės vykti literatūros pamokos, įvairiausi renginiai, skaitymai, poezijos vakarai, susitikimai su rašytojais. O ar Prienų moksleiviai mėgsta Marcinkevičių ar skaito, ar ima jo knygas? Minčiau, kad mėgsta ir myli ne tik skaito, bet pažiūrėkite, kiek žiburiečiai sugalvo visokių gražiausių programų su dainom ir eilėraščiais. O pačiai jums ar patinka jo kūryba? Taip, man pačiai labai patinka jo kūryba ir labai man dabar patiko Viktorijos Daujotytės knyga Justino Marcinkevičiaus Žemė, kurią pristatysime lapkričio 20 dieną. O kada lankytojai gali aplankyti šį kambarį? Lankytojai kambarį gali aplankyti kiekvieną dieną bibliotekos darbo laiku.